Tik kai tyliai drugeliai nurims, vėl nebyliai į glėbį priims. Gyvenom įprastą laimingą gyvenimą, kol 2020 gruodžio 30 dieną kardinaliai viskas pasikeitė. Kai visi sveikino su naujais metais, mes pradėjom chemoterapinį gydymą, nes labai greitai mums iš karto atvykus į santaras nustatė ligą, diagnozavo ūminę limfoblastinę leukemiją. Ir taip dabar prisiminus, taip gan sėkmingai įveikėme tą visą gydymą, kuris truko 2,5 metų. Buvome pradėję jau gyventi vėl savo laimingą gyvenimą, tiesiog tik pabaigus gydymą liga sugrįžo. Tik jau tada, pirmosiom dienom, gydytoja iškart pasakė, kad bus reikalinga kaulų čiulpų transplantacija. Labai turėjom daug vilties, kad tiks brolis, bet atėjo atsakymas, kad visgi jisai nėra tinkamas ir buvo pradėtos donorų paieškos. Šįkart gydymas buvo daug sudėtingesnis, paprasta chemija jau nebeveikia, jinai jau ligos nenaikino, bet labai šitoj vietoj džiaugiuosi, kad mūsų iš tikrųjų vaikų onkologijos skyrius yra be galo stiprus ir visada yra daug tų alternatyvų. Tai ir mums buvo parinktas ne chemoterapinis, o imunoterapinis gydymas. Dovydukas buvo 5. vaikas Lietuvoje, kuris gavo šitą gydymą ir labai sėkmingai. Tada pavyko pasiekti remisiją ir gydytoja pranešė žinią, kad rado Vokietijoje donorą mums. Atsidūrus šioje bėdoje, šioje visoje ligoje, aš asmeniškai kaip mama, aišku ir vaikas, labai stipriai jaučia fondų paramą. Labai pamenu netgi, kai buvom su Dovyduko transplantacijoje, labai sudėtinga išbūti su mažu vaiku dieną iš dienos. Tu tiesiog nebežinai, kuom tą vaiką užimti. Ir pamenu, kai Rimanto Kaukėno fondas atsiuntė Lego, dar porą žaidimų. Tai to užsiėmimo buvo gal savaitę laiko. Tai atrodo toks mažas dalykas, naujas žaislas, bet jisai tiek pradžiugina vaiką, tą tokią nuobodžią kasdienybę. Tai tikrai ačiū jūsų fondui. Šita svajonė iš tikrųjų užgimė jau po pirmojo mūsų gydymo. Jau sakėm, tikrai vaikui tarsi kompensacija už visą tai, ką jisai patyrė, bet taip ir nespėjom tos svajonės išsipildyti, nes reikėjo vėl gultis, vėl visas iš naujo. Ir jau šįkart, kai pasveiko, jau tikrai jau sakėm, dabar jau vaikui tikrai reikia. Ir visai šeimai, be abejo, abiem vaikam taip reikalinga ta. Kas vakarą atsigulam su ta mintim ir kas rytą atsikeliam. Vaikai nuolatos kalba, ką dėsis į lagaminą, ką vešis. Tai tas laukimas yra labai didžiulis. Labai. Mes su vyru, kaip sakom, tikra duoklė vaikams ir maksimaliai išnaudosime šitą laiką. Dėkojame labdaros vakare aukojusiems žmonėms ir prisidėjusiems prie mūsų svajonės išsipildymo.